Sveiki! Norėčiau Jūs supažinti su Vago TopGPS gnybtų priedais. Visiems jau gerai žinoma, kad gnybtai sukurti taip, kad visus juos būtų galima pažymėti viena nepertraukiama žymėjimo juostele. Be to, šonuose galima pridėti atskirus žymeklius, naudojant Vago Smart Printer spausdintuvą. Tai galima padaryti greitai, spausdinti kelių eilučių žymėjimus, užtikrinti aišku ir išsamų valdymų spintų ženklinimą. Nepakeičiama TopGPS gnybtų dalis yra trumpikliai. Pritaikyti visų TopGPS gnybtams, Vago siūlo platų šinelių pasirinkimą įvairiems poreikiams. Populiariausi trumpikliai yra nuo 2 iki 10 gnybtų, taip pat nepertraukiami trumpikliai, leidžiantys sujungti neribotą skaičių gnybtų, bei pakopinės šinelės, kurios leidžia sujungti gnybtus su skirtingais laidų skerspjūviais. Tai idealus sprendimas galios paskirstymo sistemose. Norint užtikrinti tiek elektrinį saugumą, tiek vizualinę tvarką valdymo spintose, kiekviena gnybtų eilės gale turi būti sumontuota galinė plokštelė. Jos apsaugo nuo atsitiktinio prisilietimo prie įtampos turinčių dalių. Kad gnybtas ant DIN begelio tvirtai laikytųsi, ypač svarbu naudoti galinius laikiklius, dar kitaip vadinamus end-stopais. Kiekvienas DIN bėgis turi prasidėti ir baigtis galiniu laikikliu. Jie mechaniniu būdu sutvirtina gnybtų eilę, taip padeda išvengti laidų įsitempimo ar kontakto atsilaisvinimo. Galinius laikiklius lengva pritvirtinti prie bėgio, taip pat kaip ir pačius gnybtus. Jeigu norite sužinoti daugiau, palikite komentarą žemiau arba užsukite į mūsų puslapį internete. Viso gero!